čempionatą? Sunkus mūsų komandai buvo čempionatas, pralošėm praktiškai visas varžybės, vienas tik laimėjom, tai sunku labai, bet reikia pasimokyti iš klaidų, iš to viso patyrimo ir tikėkimės, vis tiek kažkaip reikia kažką tai naudingo surasti iš tos. Kurios pagal jūsų rungtynės buvo lemiamos, po kurių įvyko gal toks lūžis, kad komanda net nebeatsitęsė? Aš nežinau, gal vis tiek, aš manau, jei su turkais būtumėm sužaidę geriau, laimėję, gal ir būtų kitaip visas čempionatas susiklostys. Tikrai gal taip pradžia sunkesnė buvo ir po to jau neatsitęsė. Jūs buvot vienas naudingiausių žaidėjų rinktinėje. Kaip pats galite vertinti savo pasirodymą? Aš nežinau, yra sunku vertinti kažką, kai tik vienas varžybas laimi, tai praktiškai tie asmeniniai kažkokie rezultatai nėra nei malonus, nei įdomus, nes vis tiek labai blogai pasirodėm kaip komanda, tas yra svarbiausia. Marijonai, kaip vertinat tai, kad būtų tas atsistatydinimas? Aišku, gal viskas per anksti vyksta, čia reikia įvertinti ir tikrai yra ne vien trenerio kaltė, vis tiek mes žaidžiam, mes gynybą žaidžiam, tos sistemos viskas buvo, gal kažkiek trūko, ne kažkiek, bet trūko tikrai drausmės aikštelė ir tos sistemos viskas normaliai, bet ir tikrai negalima vieną trenerio sumesti kaltę, žaidėjai turi prisimti irgi kaltę, nes prastai sužaidėm, sistemos ten buvo, tik reikėjo daugiau drausmės mums patiems. Mes turime puikų mikroklimatą, kur visą laiką giriamės. Iš tikrųjų gerai stiprius individualiai žaidėjus, kurie žaidžia tikrai neprastose klubuose. Bet kalbama apie tai, kad rinktinėje nėra tokio emocinio lyderio. Ar iš tikrųjų trūko tokio žmogaus? Tai aišku, visada yra gerai turėti lyderį, kuris ir lemiamų momentų sukviečia komandą kartu ir pelno taškus, kada reikia. Bet jei to nėra, tai reikia vis tiek komandai būti kartu ir laikytis. Jei jau to lyderio tokio nėra, tai nėra pasaulio pabaiga, vis tiek kažkaip reikia rasti kelią ir komandinį tą žaidimą žaisti. Marijonai, likimo vingiai tokie nenuspėjami. Su Mačiuliu žaidėte priešingos lygtis stovyklose, dabar rinktinėje kartu ir Armani Jeans kartu. Kaip manot, jūsų tandemas veiks? Tai aš tikiuosi labai gerai, nes Jonas yra geras labai žaidėjas, stovi už. Pasveikinti Aurelijų Žukauską su dukros gimimu. Sveikiname Aurelijų su dukros gimimu, bet aš manau, viskas bus labai gerai ir malonu žaisti su kitu lietuviu ir aš visada žinau, kad Jonas labai geras žaidėjas, yra sunku prieš jį žaisti, o su jį komandai turėti yra labai gerai. Tau tai tarsi bus kitas etapas, kitas, nežinau, žingsnis karjeros. Jo, visada kažkaip, kai naują komandą pakeitė, yra nauji iššūkiai ir aš manau, visada tai priverčia žaidėją tobulėti, stengtis ir tikrai esu pasiruošęs naujiem iššūkiam ir yra malonu žaisti už tokią komandą Europoje. Aišku, Lietuvos Ryte viskas buvo super, labai geras klubas, bet pakeiti vietą, bent jau man tai jaučiasi, kad yra kelias tobulėti, nes nauji iššūkiai. Varžovas, su kuriuo Europos čempionate galbūt tau buvo sunkiausias, su kuriuo stumdytis, grumtis? Nežinau, iš tikrųjų man stumdytis nėra sunku su nieko, bet tikrai talentingi yra Gazoliai, jie vis tiek labai turi daug judesių ir ilgos rankos, viską labai talentingi ir daug ką reiškia, kokie žaidėjai aplinkui. Centrui tikrai daug ką reiškia, kokie žaidėjai aplinkui, kaip įpasuoja kamuolį, kaip suka tą kamuolį aplinkui. Bet tikrai ispanų dideli geri žaidėjai. Kas dabar, manai, būtų verčiausi tapti čempionais? Jūs pasitraukėt? Aš manau, ispanai atsities po truputį, vis tiek yra labai gera komanda, visose pozicijose turi ne po vieną, po keletą gerų žaidėjų ir tokio ilgio čempionate turi turėti ilgą suoliuką, kurie gali kompensuoti, nes kiekvienas žaidėjas kas antrą dieną gerai nesužais startiniam penkite, tai aš manau, ispanai gerai sužais. Marijonai, kiek dabar turėsit poilsio iki sezono pradžios Italijoje? Pirmadienį jau išskrenda. Ar nebus taip, kad esat persisotinęs krepšiniu? Ne, viskas normaliai, čia bus 5 dienos poilsio, o po to kibsim į darbą. Ačiū labai.